Sveiki į mano podcastą One Way vienas kelias. Labai malonu, kad prisijungėt. Šiandien aš kalbėsiu apie Dievo planus mums ir kaip jie atrodo. Ir mano gyvenime buvo labai daug situacijų, kur galėjau eiti savo keliu. Ir aš tikrai nebūčiau, kur esu dabar, be Dievo vedimo. Aš tikrai matau tuos vaisius dabar ir matau, kaip įtakoja mano gyvenimą ir aš esu tokia dėkinga tikrai. Ačiū Dievui, kad Jis mane nuvedė ten, kur aš turiu būti, nes su savo sprendimais, su savo mąstymu, su savo visais lūkesčiais ir rūpesčiais aš būčiau tikrai nebūčiau čia, tikrai nebūčiau darius podcastą, tikrai nebūčiau tiesiog pripildyta ir laiminga ir tikrai čia yra tik šlovė Dievui, žinai. Ir jo, tos situacijos jos ateina, tos vis viena turi dar tų blogų dienų, bet vis viena kitaip, tu turi tokią vidinę ramybę ir aš žinau, aš daug kartų jau minėjau apie tai, bet, čia yra tiesa, kaip tu eini su Dievu, kaip tu duodi jam viską, Jis tikrai duodi tą vidinę ramybę, kad viskas bus gerai ir tiesiog pasitikėk manim. Bet aš žinau, kad čia labai lengvai dabar skamba. Kas čia reiškia iš tikrųjų pasitikėti juo ir paleisti savo norus? Nes dažną kartą mes galvojam, aš tai ypač labai, man patinka viską savo gyvenime sukontroliuoti, kad viskas būtų sudėliota, mokslai, draugystės, šeima, pinigai, kad viskas būtų sudėliota ir kad aš matyčiau ateityje, kaip viskas atrodo, kad man būtų ramu. Ir nežinau, gal tu esi irgi toks žmogus, aš manau, kad mes visi esame iki kažkokios vietos tokie ir mes visi norim žinoti, kas bus toliau. Bet kaip mes einam su Dievu, kaip mes turim tos santykius su Dievu, kaip mes meldžiamės ir mes ateinam ir atiduodam Dievui mūsų problemas galbūt ar tiesiog norus, Jis mus veda tiesiog pasitikėti juo ir remtis į jo supratimą, nes mes kaip žmonės esam linkę pasitikėti mūsų išmintim. O kaip mes einam su Dievu, Jis mokina, kad mes turim viskas, mes esam nauji kūriniai, mes turim mąstyti kitaip. Nes jeigu mes norim būti laisvi, jeigu mes norim būti laisvi, mes turim numirti savo. Ir tas numirti savo yra turbūt svarbiausias dalykas, kaip einant su Dievu, kad tu turi paleisti savo norus, tavo išmintį, savo tiesiog viską, ką galbūt tu žinai geriau, tu turi paleisti ir pasitikėti Dievui. Dabar nesakau, kad tu tiesiog turi ant sofos sėdėti, čipsus valgyti ir žiūrėti teleką ir sakyti, žinai, Dievas dėl manęs viską padarys. Tikrai ne, Jis irgi mokina mus, kad mes turim dirbti, kaip mes dirbam jam. Tai viską, ką mes darom ką geriausia. Jeigu mes darbe, mes dirbam būti pačiu geriausiu darbuotoju, jeigu mes mokykloje bandom tobulėti ir būti pats geriausias mokinys, tai čia tikrai nereiškia, kad tiesiog paleidi visko ir sakai aleliuja, žinai. Tikrai ne, tikrai mes turim vis vieną stipriai dirbti ir toliau eiti, bet tiesiog yra kitaip, kaip su Dievu, Jis nukreipia mūsų kelius. Man labai ruošdama šitą podcastą, man mintis kilo dėl izraelitus. Jeigu jūs klausot ir nežinot apie izraelitus, tai jie Biblijoje apie juos aprašyta, kaip jie išėjo iš Egipto. Jie buvo tauta, Dievo tauta, bet jie buvo vergai Egipto ir paskui Mozė atėjo ir išgelbėjo juos iš Egipto. Ir jie nebuvo vergai. Ir
Izraelis yra kaip Dievo tauta, Biblijoje parašyta. Tai jie kaip išėjo iš tos tautos, iš Egipto, jie turėjo eiti per dykumą labai ilgą laiką ir Dievas jiems viską davė, kad jie išgyventų, kad jie nesusirgtų. Dievas juos aprūpino. Aš dabar įdėsiu čia Biblijos tą eilutę ir tą vietą, kur kalba apie tai. Ir Dievas juos niekados neapleido, nei paliko, bet jis davė jiems kiekvieną dieną valgyti. Yra angliškai manna. Tai nežinau, kaip lietuviškai reikėtų pasižiūrėti. Bet Dievas jiems davė ir valgyti, ir apsaugą, ir tikrai jiems nieko netrūko. Ir Dievas juos vedė į tą pažadėtą žemę. Ten, kur, taip aprašyta irgi įdėsiu, ten viskas jiems yra kaip rojus ant žemės. Tiems izraelitams tikrai buvo viskas, Dievas norėjo juos įvesti į tą pažadėtą žemę, kur jie net nesupranta, kaip ten būtų gerai. Jie net nesupranta, nes ten Dievas tik tai buvo paruošęs jiems. Ir man kažkaip šita istorija vis kilo, kaip ruošiausis, kad tiesiog kiek kartų mes kaip einam su Dievu, mes pasiduodam ir sakom, žinok Dieve, man negana pinigų, man negana va taip gyventi. Net jeigu tu žinai, kad čia, kur Dievas turi tave padėjęs dabar šiuo metu, bet tu vis viena sakai, Dieve, man negana, man reikia daugiau va to, man reikia daugiau va to. Ir tu eini paskui į kitus šaltinius ir ieškai tų dalykų ir paskui nukreipia tave nuo Dievo kelio. Aš tai sakau, nes izraelitai tai darė, jie norėjo daugiau, tai jie ėjo pas kitus dievus ir pradėjo juos garbinti, kad jie gautų, ką jie nori, nes jie bijojo, kad Dievas neduos jiems, ko jiems reikia. Ir jie nepasitikėjo Dievu, tai jie ėjo kitur ieškoti pas kitus dievus, kad jiems būtų saugu. Ir aš dabar galiu klysti, bet man atrodo, tik 2 žmonės įėjo į tą pažadėtą žemę iš visos tautos, nes jie eidavo aplink žemę, nes jie vis nusidėdavo ir kitus dievus garbindavo ir jie nepraėjo į tą pažadėtą žemę. Ir tai yra labai liūdna, nes Dievas labai turėjo jiems paruošęs gerų dalykų, geriau nei jie įsivaizdavo. Ir Dievas tikrai buvo tiek dalykų paruošęs ir norėjo jiems duoti, bet jie pasidavė tai baimiai, tai nepasitikėjimu ir sakė, nežinok Dieve, man negana tavo planai, aš nenoriu, žinai, aš tikrai eisiu savo keliu. Ir aš taip tiesiai šviesiai sakau, nes, aš taip pat dariau. Mano gyvenime man 20 metų ir buvo labai daug vietų, kur aš pasirėmiau savo supratimą, nepasitikėjau jo. Ir ypač kaip tu jauna, jeigu tu jaunas žmogus ir klauseisis, labai lengva yra pasiduoti ir sakyti, ne, žinai, man reikia greitai, man reikia pinigų, man reikia to. Ir tu taip viską nori greitai gauti, susidėlioti ir būti saugus. Ir ypač nes pasaulis taip dabar, viską, ką mes girdim, viską, ką klausom, viską, ką pasaulis skleidžia, tai yra viskas greitai, kad viskas greitai, gauk viską greitai, susiplanuok viską greitai, turėk daug pinigų, tu būsi laimingas, tu būsi saugus, turėk gerus draugus, tada tu būsi irgi saugus, turėsi ant kažko atsiremti, jeigu tau sunku bus, su šeima,
vyro žmona susiras greitai, nes, tu nežinai, žodžiu, viskas turi būti greitai. Viską turi susirasti greitai ir susidėlioti, ir jeigu tai būtų karjera, arba pinigai, arba šeima. Ir aš manau, kad mes visi turim tuos dalykus, kur mes dėdam pirmą. Ir mes taip desperatiškai norim to dalyko. Arba tas darbas, arba pinigai, sakau, va šitie, kaip sakant, stabai, angliškai yra žodis idols, mes paskui pradėdam juos ant tiek garbinti, mes visada apie juos galvojam, kaip pasiekti tą dalyką, kaip toliau daryti. Ir iš kitos pusės tai nėra blogai norėti tų dalykų, ar tai būtų gera karjera ar pinigai. Čia tikrai aš nesakau, kad yra blogai dabar, kad tu nori to, bet jeigu tu padarei jį, kad jis būtų tavo, kaip sakant, Dievas, kad tu tiek energijos įdėjai tą, kas iš to, nes mes turim žiūrėti iš kitos perspektyvos, mes labai trumpai čia būsim šitam pasauliai. Ir jeigu mes visą savo energiją, visas jėgas įdėsim į kažką, kad, tas dalykas net nenumirs su mumis. Mes kaip mirsim, mes vieni nueisim. Ir nei pinigai nueis su mumis, nei šeima nueis su mumis, nei ta karjera, namai, niekas nenueis su mumis. Ir mes galim tiek jėgų sudėti, tiek minčių, tiek vargo, tiek skausmo į tos dalykus, kur čia išvis nėra prasmė gyvenimo. Prasmė gyvenimo yra turėti santykius su Dievu ir išlaikyti tos santykius su Dievu iki galo ir įeiti į tą pažadėtą žemę, į dangų, žinai. Čia yra labai sunkus kelias, bet tai yra verta. Tai yra verta visi mano pastangos, visas mano mintis. Aš matau, nes aš gyvenau tą gyvenimą, kur aš dėjau tuos dalykus pirmoj vietoj. Ir aš mačiau, kaip aš pasiekiau galbūt tuos dalykus, bet tai nebuvo Dievo planas ir tai nebuvo, ką Jisai man paruošęs. Ir tiek kartų aš turėjau atėjau iki liepto galo ir arba nepasisekė, arba kažkas ten, nebuvo taip, kaip aš suplanavau. Ir aš turėjau sakyti, žinok, aš pasiduodu, Dieve, tu naudok mane. Ir kaip aš pradėjau tos santykius su Dievu, kaip aš atidaviau savo gyvenimą jam, jis mane pirmą dalyką, kur mokino ir kur aš supratau, kad aš niekur negaliu be jo. Aš nei vieno žingsnio negaliu be jo ir be jo vedimo, nes aš galiu labai greitai nukreipti savo kelius į savo ir paskui išvis pramisint, ką Dievas man turėjo. Ir čia yra, aš tikrai per plauką būčiau nuėjus ir turėjęs tą savo gyvenimą, bet tai būtų, kaip norisis angliškai pasakyti, nothing in comparison to what God had for me. Tai būtų niekas palyginus su tuo, ką Dievas turi man. Ir dabar, ačiū Dievui, žinai, yra situacijos, kur aš paleidau ir leidau Dievui vesti mane ir aš tikrai matau, ačiū Dievui, kad aš pasirinkau jį, pasirinkau pasitikėti jo supratimu, o ne mano, nes aš išsaugojau savo tiek vargo, tiek skausmo, tiek daug laiko. Ir jeigu tu klausaisis ir tu nori Dievo kelio, tai pirmą tu turi numirti savo ir savo planams ir leisti Dievui vesti. Ir čia dabar, nereiškia, kad Dievas tau duos dabar, ateis tau ir pasakys, tu eik čia, mes labai norim taip, kad, aš tai aišku irgi noriu, kad Dievas man ateitų ir pasakytų, Greta, tu dabar eik ten, tu daryk tą,
aš viską tau paruošęs, tu tiesiog eik. Bet jis kitaip mus veda, jis aišku, kalba mums, bet jis kitaip kalba. Jis kalba per santykius su mumis. Kiekvieną dieną, kaip mes ateinam pas jį ir sakom, Dieve, ką tu esi paruošęs man. Kaip mes pradėdam tos santykius statyti, kaip mes pradėdam apie jį galvoti tik tai. Arba skaityti jo raštą ir melsti su juo ir tiesiog kalbėti su juo. Kaip mūsų fokusas ant jo, paskui mums net tie norai pasidaro antroj vietoj ir paskui jis natūraliai viską sudėlioja. Nes jis taip mano gyvenime ir kitom mano draugiam ir tėvams ir jis taip sudėlioja, jis taip idealiai viską sudėlioja. Ir aš dabar pasižiūriu ir aš taip, wow, Dieve, kaip gerai, kad aš galiu tiesiog, man nieko iš vis nereikia daryti, aš išgirstu vieną iš tavęs ir darau. Ir būna daug situacijų, kaip aš noriu, kaip klausinėju Dievo, ar tikrai, Dieve, ar tikrai man šitą daryti, ar tikrai man eiti, žinai, bet kaip aš suprantu, kad Dievas tiesiog, mes išgirstam, ką Dievas nori, ką mes darytume ir tiesiog darytume. Neatsakytume Dievui su 100 klausimų, kodėl, kaip, bet tiesiog mes einam toliau. Paulius yra labai geras pavyzdys, kaip tai atrodo, kaip tas gyvenimas su Dievu atrodo. Jis žudė krikščionius, jis buvo taip prieš Dievą, kaip Dievas prieš Dievą sutinkant ir kaip tada Dievas jam parodė, kad jis gyvas, kad jis yra, kad jis myli Paulių. Ir jis, kai pradėjo tą kelionę eiti su Dievu, tikrai ragino, jeigu jūs neskaitė tą istoriją apie Paulių, kur buvo Saulius ir tada tapo Pauliu, tikrai paskaitykite. Man, tikrai yra toks geras pavyzdys. Tai jis turėjo numirti savo. Jis turėjo numirti savo visais svajonėm. Ir aš manau, mes kaip žmonės, čia yra pats sunkiausias dalykas - numirti savo svajonėm. Bet tai yra pats geriausias dalykas. Pats geriausias dalykas, tu būsi toks laisvas. Tai tikrai pasitikėk Dievu ir eik toliau. Nes tikrai Dievas jis žino 100 kartų geriau. Ir aš noriu įdėti tokią nuotrauką, aš nežinau, ar jūs matėt, bet mergaitė laiko savo kiškiuką ir Dievas už ją ir jis duoda jai dar didesnį va tokį kiškiuką. Meškiną arba meškiną. Ir taip yra mes kartais su Dievu, mes kartais laikom tas savo svajonės, tos norus, o Dievas sako tiesiog atsisuk, paleisk tą savo ir paimk mano. Taigi aš esu tau paruošęs geriau, aš tavo kelius nukreipsiu ten, kur tu turi būti. Ir tas kelias paskui pasidaro toks smooth. Ir žinokit, jis girdi tavo norus, jis žino exactly ką tau reikia, exactly ką tu nori, exactly ką tau reikia. Ir jis 100 kartų geriau tau nukreips tavo kelius ir duos tą, ką tau reikia. Ir kitas dalykas, Dievas pirmoji vietoj, kodėl jis nori turėti santykius su mumis, kodėl jis iš vis mūsų kūrė, kodėl jis yra mūsų kūrėjas. Mes neatsiradom čia beprasmiškai. Jis sukūrė mus, nes jis nori turėti santykius su mumis ir jis davė mums laisvę valią, kad mes pasirinktume mes turėti santykius su juo arba ne. Ir jeigu jūs galvojat, kas čia iš tikrųjų reiškia, kodėl aš turėčiau turėti santykius su juo, pirmą noriu pasakyti, kad tu iš vis nieko nepraleisi. Angliškai taip sako, you're not gonna waste anything, you're not gonna lose anything. Tu nieko nepraleisi, jeigu tu turėsi tos santykius su Dievu. Jeigu turėsi arba neturėsi. Bet
jo, jis sukūrė mus turėti tuos santykius su juo ir jis be galo mus myli ir jis viską apie tave žino ir jis sukūrė tave, nes jis turi tau kelią, jis turi tau paruošęs viltį ir tikrai kiekvienam asmeniškai, tie, kur priima jį, tie, kur nori santykių su juo, jis ves tave ir tu pamatysi, tu kiekvieną, aš taip noriu, kad kiekvienas žmogus tiesiog patirtų tą. Aš, žinokit, kartais aš atsikeliu ryte ir man norisi tiesiog, aš taip noriu, kad visi tiesiog patirtų, kas yra iš tikrųjų tie santykiai su Dievu, nes tai yra pats geriausias dalykas, tas tikrai visas liūdesys, galbūt visos tos situacijos, jos, kaip tu eini su Dievu, tai yra, tikrai tu žinai, kad tu turi viltį ir tai išlaiko mane, kaip aš einu per situacijas. Ir čia nereiškia, kad tu esi silpnas ar kad tau reikia į kažką. Ir mūsų prigimtis, ta nuodėmė, ta mūsų kūniškumas nori viską ant savęs uždėti, kad mes patys viską darytume. Ir kad čia koks čia Dievas, aš tikrai nepasiduosiu kažkokiam Dievui, ką jis čia, žiūrėk, jis nesirūpina dėl manęs. O Dievas tiesiog sako, ateik, aš tiesiog noriu su tavim būti, aš noriu, kad tu įsakytų man viską, jeigu tu pyksti, jeigu tu laikai kažkokį nekantį ant manęs, ar jeigu tau sunku, ateik, uždėk viską ant manęs, išsakyk, kaip tu nori, kad tavo gyvenimas atrodytų, nes jis viską klauso, jis viską apie tave žino. Kaip tu guli galbūt naktį ir tau sunku ir tu verki ir tu atrodo, kad niekas neklauso tavęs, tikrai Dievas girdi. Ir jo, jis nori išlaikyti mūsų širdis ir kartais Dievas mums neduos tą, ką mes norim ir jis leis mums nueiti į mūsų to kreipti, į mūsų tos planus, kur mes norim viską greitai, jis leidžia, nes mes turim laisvę valią. Mes turim laisvę valią rinktis, ką mes norim. Ir jis leidžia, nes jis nenori, kad mes būtų kaip robotai, kad mes tiesiog neturim jokios valios ir mes turim rinktis paskui jį. Jis leidžia mums pasirinkti. Ir kartais jis leidžia ir jis nori, kad mes suprastume, kad čia neduoda jokią laisvę tie dalykai, kaip mes, tie dalykai, tie stabai, tie dalykai, kur mes taip norim, jie ne Dievas, jie niekados nepripildys mus taip kaip Dievas. Ir jis kartais nori, jam yra svarbiau išlaikyti mūsų širdį ir išlaikyti mūsų santykius su juo, nei duoti mums tą dalyką. Nes jis gali va taip, jis gali, jam, kaip sakant, jam negaila, jis gali tau greitai duoti viską, bet jis žino geriau ir jam yra svarbiau ne tie dalykai tau duoti, bet kad tu ateitum pas jį ir kad tu turėtum santykius su juo. Ir aš žinau, galbūt tai, gal nemalonu girdėti, bet tai yra taip svarbu, nes mes turim tiesiog žinoti, kad, ir mokintis, kad Dievas tik tai yra number one. Jis yra numeris 1. Ir aš dabar, kiekvieną dieną mokinuosis, man atrodo, visą gyvenimą mes visi mokinsimės paleisti kiekvieną dieną tuos dalykus. Bet aš suprantu, kuo toliau aš einu su Dievu, tuo daugiau suprantu, kad tai yra worth it. Yra taip angliškai sakyti, that is worth it. Aš geriau eisiu tuo keliu, kur man nepatogu, kur mano kūniškumas arba tie norai, tikrai yra liūdna paleisti, ir nervuoja paleisti tos dalykus. Bet aš suprantu, tai yra verta paleisti tuos visus dalykus. Ir tikrai Dievas nori, kad mes paleistume. Ir jeigu
tu randiesis tokioj situacijoje ir aš žinau, kad galbūt tu klausaisi, tu žinai, kas tau yra galbūt pats svarbiausias dalykai ir Dievas, žinok, ragina jūs ir jis sako, tiesiog ateik pas mane, paleisk savo ir eik su manim, nes aš turiu tau geriau paruošęs ir aš prižadu tau, kad jis tikrai nukreips tavo kelius taip, kaip turi būti ir dabar nebus čia Dievas nėra kaip burtų lesdelė, kaip sakant, jam svarbiausia yra mūsų santykiai su juo. Ir viskas toliau, kas ateis, visi mūsų norai, tai bus antroji vietoje. Ir baigiant šitą podcastą, aš tiesiog noriu pasakyti, jeigu tu nori Dievo kelio savo, jeigu tu nori Dievo planų savo, eik giliau į santykius su juo, skaityk jo raštą, suprask, koks jis yra per Dievas, kokie jo savybės yra. Ir kitas dalykas tikrai viską išsakyk jam, leisk jam tave vesti, leisk jam išgirdėti tavo visus skausmus, norus ir viską, ką tu laikai iš savo širdį ir tikrai jis girdi ir jis mato. Ir aš tikrai nebūčiau čia, jeigu aš nebūčiau padarius tos sprendimus. Ir kad jūs žinotumėt, dabar aš einu į savo dream vietas, į savo svajonės kelius, bet su Dievu ir mes esam kaip partneriai ir aš suprantu, kad, mane, kaip aš gaunu gerą žinią arba kažką, aš suprantu, kad, aš kitaip džiaugiuosi su Dievu, nes aš suprantu, kad jo, čia viskas gerai, bet man ir gerai su Dievu. Man ir gerai, net jeigu aš neturėčiau tos dalykus. Man gerai, net jeigu aš tik tai Dievą turėčiau. Ir čia yra, čia tokia laisvė duoda. Tu supranti, kad tau bus viskas gerai. Ar tu gausi ar negausi, Dievas turi tau geriau. Tai jo, ačiū, kad išklausėjai. Tikrai aš noriu pasimelsti už tave greitai. Dieve, aš tiesiog meldžiu už tą žmogų, kur dabar klausosis, bet kur jis būtų, ar jinai būtų. Aš tiesiog meldžiu, kad tu duotum jiems tą supratimą, kad tu jiems duotum tą meilę, Viešpatie. Tik dabar duok jiems tą meilę, tavo meilę, Viešpatie, kur, Viešpatie, jie turėtų tą norą eiti toliau, norą turėti tavo planus, o ne savo. Aš tiesiog meldžiu, kad tu jiems atvertum akis, kad jie matytų, kad tu turi geriau, Viešpatie, kad jie paleistų tą, ką jie turi, ką jie numatė ir tiesiog atiduoti tau ir priimti, kad tu turi jiems paruošę. Jėzau, aš meldžiu už jų dieną, už jų kelius, Viešpatie, būk su jais. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū, kad klausėsis ir iki kito podcasto. Viso gero.